Pastaraisiais metais mes nuolat girdime apie Taivaną. Iš tikrųjų tai tik maža sala žemėlapyje, bet dabar ji yra viena svarbiausių vietų visame pasaulyje. Kai pasirodo naujienos apie įtampą tarp Kinijos ir Taivano, jas iš karto stebi vyriausybės, kariuomenės ir didelės įmonės įvairiose šalyse. Bet kodėl? Kodėl tik maža sala gali sukelti didžiulį susirūpinimą galingiausiams pasaulio šalims? Kad tai suprastume, turime grįžti prie karo, kuris prasidėjo prieš daugiau nei 80 metų. Karas, kuris niekada visiškai nesibaigė, ir tai yra Kinijos pilietinis karas. Bet prieš pradėdamas diskusiją norėčiau paprašyti tavęs paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums turinio kūrėjams labai padeda, todėl pradėkime. Po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais didelė Kinijos dalis buvo sunaikinta. Jie daugiau nei 8 metus kovojo prieš Japonijos okupaciją. Milijonai karių ir civilių taip pat žuvo. Daugelis miestų buvo sunaikinti, o šalies ekonomika žlugo. Tačiau, kai Japonija pasidavė Amerikai 1945 m. rugpjūtį, taika neatėjo. Vietoj to vėl įsiplėskė senas konfliktas pačioje Kinijoje. Dvi grupės, abi norėjo valdyti šalį. Pirmoji buvo Kuomintang arba KMT, vadovaujama Chiang Kai-sheko. Jie buvo oficiali Kinijos vyriausybė tuo metu ir juos pripažino daugelis šalių, įskaitant Jungtines valstijas. Antroji buvo Kinijos komunistų partija arba KKP, vadovaujama Mao Dzedongo. Šios dvi grupės jau seniai buvo priešės. Iš tikrųjų, dar prieš atvykstant japonams, jie jau kovojo dėl Kinijos kontrolės. Jie tik laikinai suvienijo jėgas, kai Japonija užėmė šalį. Tuo metu jie turėjo bendrą priešą, todėl buvo priversti kovoti kartu. Tačiau net ir būdami toje pačioje pusėje prieš Japoniją, jų nesutarimai niekada neišnyko. Kol visas pasaulis buvo užsiėmęs karu, įtampa tarp dviejų stovyklų toliau augo. Po Japonijos pasidavimo iškart sugrįžo seniai neatsakytas klausimas. Kas iš tikrųjų valdys Kiniją? Ar tai bus Chiang Kai-sheko nacionalistai ar Mao Dzedongo komunistai? Popieriuje atrodo, kad Chiango stovykla turi aiškų pranašumą. Jie turi milijonus karių. Jie turi Saudo Arabijos valstybės paramą, jie turi prieigą prie daugiau ginklų, transporto priemonių, lėktuvų ir karinės įrangos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad juos neįmanoma nugalėti, tačiau komunistai mato viską kitaip. Kol KMT kontroliuoja daugelį didžiųjų miestų, tuo tarpu Kinijos komunistų partija tyliai stiprina savo įtaką provincijose ir kaimuose. Daugelis valstiečių juos palaiko dėl pažadėtų žemės reformų ir socialinių pokyčių. Jų įtaka kaimo vietovėse pamažu plečiasi. Tai vietovės, kurių centrinė valdžia nelabai pasiekia. Tuo tarpu yra dar vienas labai svarbus regionas, kurį abi pusės nori užimti. Tai Mandžiūrija, esanti šiaurinėje Kinijos dalyje. Karo metu ji tapo Japonijos pramonės centru Azijoje. Ten yra daug gamyklų, geležinkelių, ginklų ir infrastruktūros. Paprasčiau tariant, kas kontroliuoja Mandžiūriją, tas įgyja didelį pranašumą artėjančiame kare. Tačiau yra problema. Prieš Chiang Kai-sheko pajėgoms ten atvykstant, pirmieji įžengė Sovietų sąjungą. Mat paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis sovietai užpuolė japonų pajėgas šiame regione ir jie pirmieji perėmė šios vietovės kontrolę. Dėl to situacija tapo dar sudėtingesnė, nes staiga įsitraukė ne tik kinai, bet ir dvi didžiausios pasaulio galybės, kurios netrukus susigrums šaltajame kare. O tai buvo Jungtinės Amerikos valstijos ir Sovietų sąjunga. Didėjant įtampai pradeda kilti vienas klausimas. Jei abi pusės nenori pasiduoti ir abi nori kontroliuoti visą Kiniją, ar dar įmanoma išvengti naujo karo? Panagrinėkime tai dar išsamiau. Daug pareigūnų Chiang Kai-sheko stovykloje buvo užsiėmę didžiųjų miestų valdymu. Tuo tarpu komunistų įtaka tyliai plėtėsi provincijose. Jie pamažu didino savo kontroliuojamų teritorijų skaičių. Vis daugiau valstiečių tapo jų šalininkais ir rėmėjais. Jie taip pat pritraukė daugiau naujų kovotojų į savo gretas. Paprasčiau tariant, nors pagrindinius miestus atrodo kontroliuoja KMT, po tarpu CCP stiprėja teritorijose tarp jų. Ir kai abi pusės plečiasi, susirėmimai tampa vis dažnesni. 1946 metais Mandžiūrija tapo intensyvių kovų centru. Tiek KMT, tiek CCP žinojo, kad šis regionas yra labai svarbus. Kas jį kontroliuos, tas turės didelį pranašumą visame kare. Jungtinės valstijos vėl bandė sustabdyti blogėjančią situaciją. Buvo pasiektos naujos paliaubos per derybas, kurias vadovavo generolas Džordžas Maršalas.
Tačiau kaip ir ankstesnėse sutartyse, niekas iš tikrųjų nepasitikėjo vieni kitais. Abi pusės naudojo kiekvieną pertrauką tam, kad pasiruoštų kitam mūšiui. Čiankai-šeko pusėje jis tikėjo, kad turi nedelsdamas sutriuškinti priešą. CCP, kol ji dar nebuvo visiškai sustiprėjusi, jo nuomonė Kinija negali būti stabili tol, kol egzistuoja atskira komunistų armija, kuri nuolat plečiasi. Tuo tarpu Kinijos komunistų partija pasinaudojo kiekvieną paliaubų akimirką, kad sustiprintų savo pozicijas šiaurės rytų Kinijoje. Kai sovietų pajėgos pasitraukė iš kai kurių Mandžiūrijos vietovių, komunistai greitai įžengė ir perėmė svarbių miestų kontrolę. Vienas iš jų buvo Harbinas, vienas didžiausių miestų regione. Dėl to jų buvimas šiaurės Kinijoje dar labiau sustiprėjo. Tačiau 1946 m. birželį Čiangas nusprendė nutraukti derybas. Jis pradėjo plataus masto puolimą prieš KKP. Tai buvo viena didžiausių karinių operacijų per visą pilietinį karą. Iš skirtingų krypčių KMT pajėgos puolė vienu metu. Jų tikslas buvo apsupti ir sunaikinti pagrindinę komunistų armiją. Iš pirmo žvilgsnio planas atrodė sėkmingas. Daugelis KKP dalinių buvo priversti atsitraukti. Kai kurios grupės patyrė didelių nuostolių. Daugelis miestelių ir miestų vėl atsidūrė nacionalistų vyriausybės kontrolėje. Tačiau iškilo viena didelė problema. Jiems nepavyko sugauti pagrindinių KKP pajėgų. Užuot kovoję tiesiogiai, komunistai dažnai atsitraukdavo, kai būdavo nepalankioje padėtyje. Kai tik jie pamatydavo progą, staiga puldavo atskirus KMT dalinius. Tai strategija, kurią Mao jau seniai naudoja – vengti stiprių priešų ir užpulti silpnas priešo kariuomenės dalis. Pamažu silpninti priešą, kol jis visiškai neteks jėgų. Dėl to, nors KMT užėmė daug teritorijų, 1946 m. pabaigoje jie vis dar nebuvo pasiekę svarbiausio tikslo. CCP pagrindinė kariuomenė vis dar buvo gyva. Ji vis dar kovojo ir toliau augo. Karo eigai blogėjant Jungtinės valstijos pradėjo prarasti kantrybę. Pastangos taip pat nebepavyko. Jų suvienyti abi pusės. 1947 m. pradžioje generolas maršalas galutinai paliko Kiniją. Vašingtonui tapo aišku, kad konflikto nebeįmanoma išspręsti derybomis. Po to Čiango stovykla tapo dar agresyvesnė. Jie pradėjo naują puolimų seriją. Vienas pagrindinių jų taikinių buvo Šansi provincija ir vietovės, kurios buvo Kinijos komunistų partijos operacijų centrai. Čia yra Jananas, miestas tapęs komunistinio judėjimo simboliu ir komunikacijos centru. Daugelį metų daugeliui KMT pareigūnų atrodė, kad jei žlugs Jananas, žlugs ir visa Mao judėjimas. Tačiau komunistų vadovybė turėjo kitokį požiūrį. Artėjant nacionalistų kariuomeniai, Mao priėmė sprendimą, kuris nustebino daugelį. Jis nepuolė ginti miesto iki mirties, vietoj to jis jį paliko. Jam svarbiau buvo turėti kariuomenę, nei išlaikyti miestą. Svarbiau buvo gebėjimas kovoti, nei laikytis už tam tikros vietos. Todėl, kai KMT galutinai užėmė Jananą, daugelis pareigūnų Nanzinge šventė. Jie jautėsi, kad pergalė jau netoli. Tačiau už tos pergalės slypėjo didesnė problema, kurios jie nepastebėjo. Jie užėmė miestą, bet nesunaikino Mao kariuomenės. Jie nesunaikino Kinijos komunistų partijos organizacijos ir jie nesugebėjo sustabdyti nuolatinio jų įtakos plitimo provincijose. Kol KMT buvo užsiėmusi vis daugiau teritorijų užėmimu, jų tiekimo linijos darėsi vis ilgesnės. Vis daugiau karių reikėjo išsklaidyti po įvairias vietas. Reikėjo daugiau išlaidų, reikėjo spręsti daugiau problemų. Tuo tarpu Kinijos komunistų partija toliau verbavo, apmokė ir stiprino savo kariuomenę. Pamažu darėsi aišku viena. Karas nesibaigs vos per kelis mėnesius. Kova, kurią Čiangas tikėjosi greitai užbaigti, pradėjo virsti ilgu išsekimo, atsargų, ekonomikos ir ištvermės karu. Ir tokio tipo kovoje ne visada laimi kariuomenė turinti daugiausiai ginklų. Kartais laimi ta pusė, kuri gali ilgiau išlaukti. Vis dėlto, šiame karo etape pradėjo ryškėti didžiausias skirtumas tarp dviejų stovyklų. Abu jie norėjo valdyti visą Kiniją. Abu jie turėjo milijonus šalininkų. Abu jie turėjo didelės armijas. Tačiau jų mąstymo būdas buvo visiškai skirtingas. Čiankai-šekui ir Kuomintangui karas buvo operacija skirta visiškai sunaikinti jų priešą. Jie tikėjo, kad užėmus pagrindinius miestus ir vyriausybės centrus, kova baigsis. Tai buvo įprasta daugelio to meto kariškių nuomonė. Kai valdai miestus, valdai ir šalį. Tačiau Mao Dzedongas turėjo kitokią nuomonę. Jam svarbiausia ne miestai. Svarbiausia yra kariuomenė, rėmėjai ir gebėjimas tęsti kovą.
Todėl, kai Kinijos komunistų partija kur nors atsiduria nepalankioje padėtyje, jie nedvejodami pasitraukia. Jie nelaiko atsitraukimo pralaimėjimu. Jiems tai tik didesnio plano dalis. Jei reikia palikti miestą, kad išgelbėtų savo kariuomenę, jie tai ir padarys. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Kuomintangas vėl ir vėl nesugeba sutriuškinti komunistų. Kiekvienoje puolimo operacijoje, kurią pradeda nacionalistinė vyriausybė, jie vis labiau nutolsta nuo savo pagrindinių bazių. Jų tiekimo linijos ilgėja, miestų daugėja. Daugiau miestų jiems reikia saugoti. Taip pat daugėja karių pririštų prie įgulų ir patikros punktų. Žemėlapyje atrodo, kad jų kontrolė plečiasi. Tačiau realiame gyvenime kiekviena nauja užimta teritorija jiems tampa vis didesnė našta. Tai tarsi žmogus, kuris nuolat perka žemę. Tačiau nėra pakankamai žmonių, kad viską prižiūrėtų. Tuo tarpu Kinijos komunistų partijoje situacija visiškai priešinga. Jie nuolat verbuoja naujus karius. Jie nuolat stiprina savo organizaciją. Jų koordinacija tarp skirtingų regionų taip pat yra daug geresnė. Iki 1947 metų pabaigos jų kariuomenė gerokai išaugo. Jie turėjo daugiau artilerijos, jie taip pat turėjo daugiau kulkosvaidžių nei ankstesniais metais. Ir svarbiausia, jie jau turėjo daugiau pasitikėjimo pereiti nuo gynybos prie puolimo. Karo eiga pamažu pradėjo keistis. Stovykla, kuri anksčiau tik traukėsi, dabar pradeda pulti. Tuo tarpu stovykla, kuri anksčiau dominavo, dabar yra priversta gintis daugelyje vietų vienu metu. 1947 metais Kinijos komunistų partija pradėjo didelę kontrpuolimų seriją. Užuot susidūrę su visa KMT armija vienu metu, jie rinkosi atakuoti miestus ir dalinius, kurie buvo atskirti nuo pagrindinių pajėgų. Kai iš netoliese esančių vietovių atvykdavo pastiprinimas, jie laukdavo jų kelyje. Tada užpuldavo. Tai kartojasi įvairiose Šiaurės Kinijos vietose. Dėl to daugelis KMT vadų pradėjo bijoti siųsti pastiprinimą. Kiekvienas išvykstantis konvojus galėjo nebegrįžti. Ilgainiui daugelio nacionalistų karių kovinė dvasia pradėjo kristi. Kai kurie pasiduodavo, kiti pabėgdavo, o būdavo ir visų padalinių pereinančių į KKP pusę. Komunistams tai buvo labai svarbu. Jie ne tik sumažindavo priešų skaičių, bet ir padidindavo savo kariuomenę. Buvę priešo kariai tapdavo naujaisiais KKP kariais. Buvę KMT ginklai buvo naudojami prieš jų buvusius šeimininkus. Komunistų pajėgų pagreitis pamažu stiprėjo. Tai aiškiausiai matėsi Mandžiūrijoje. Tai buvo regionas, dėl kurio abi pusės ilgą laiką varžėsi. Iš pradžių KMT vis dar kontroliavo daugumą svarbiausių miestų ten. Jie turėjo 100 000 karių ir daug įrangos iš Jungtinių valstijų. Pagal dokumentus jie vis dar buvo stipresni, tačiau tikrose kovose jie pamažu buvo apsupami. Kai CCP plėtė savo kontrolę kaimo vietovėse ir tiekimo keliuose, KMT įgulos pradėjo po truputį atsiskirti viena nuo kitos. Jų ryšiai buvo nutraukiami vienas po kito, jų kontrolė mažėjo po truputį. Iki 1948 metų tapo aišku, kad didysis mūšis dėl Mandžiūrijos jau netrukus prasidės. Ir šio mūšio rezultatas nulems ne tik regiono likimą. Gali būti, kad tai taip pat nulems, kas taps tikruoju visos Kinijos vadovu. Per artimiausius mėnesius vyks viena svarbiausių viso Kinijos pilietinio karo kampanijų. Mūšių serija, kuri pakeis galios pusiausvyrą Azijoje ir priartins komunistų partiją prie jų didžiausios pergalės. Karo įkarštyje kenčia ne tik kareiviai, paprastiems žmonėms tai dar skaudesnis smūgis. Kiekviename kaime, kurį užima naujoji kariuomenė, keičiasi įstatymai, keičiasi vadovai, o kartais pasikeičia ir tai, kas yra saugus, o kas pavojuje. TKP kontroliuojamose vietovėse vienas didžiausių jų pažadų buvo žemė vargingiems ūkininkams. Daugeliui to meto ūkininkų tai buvo labai svarbu. Dėl senosios sistemos daugelis šeimų dirbo žemę, kuri jiems nepriklausė. Todėl, kai komunistai paskelbė, kad sumažins žemės nuomos mokestį ir padalins turtingų žemvaldžių žemę, daugelis įsiklausė. Tai nereiškia, kad visi ūkininkai iš karto patikėjo komunizmu. Daugelio priežastis buvo paprastesnės. Jie norėjo ūkininkauti, norėjo turėti savo žemę, o kai jau gaudavo žemę, bijojo, kad buvęs žemvaldys gali sugrįžti ir ją atimti. Todėl daugelis jų buvo priversti prisijungti prie KKP, nes manė, kad tai vienintelis būdas apsaugoti savo naują gyvenimą. Tačiau šis procesas nebuvo švarus. Kai kuriuose vietose žemės reforma tapo smurtinė.
Buvo žemvaldžių ir daugiau turtingų ūkininkų, kurie buvo viešai pažeminti. Tai kurie buvo apkaltinti išnaudojimu. Kai kurie buvo nubausti, o kai kuriais atvejais net nužudyti. Pasak kai kurių istorikų, tikslų skaičių nustatyti sunku. Tačiau akivaizdu, kad daug civilių tapo politinio smurto aukomis pilietinio karo metu. KMT pusėje kančia pasireiškė kitaip. Teritorijose, kurias kontroliavo nacionalistų vyriausybė, ekonomika smuko, o maisto ir pagrindinių prekių kainos smarkiai išaugo. Daugelio šeimų sutaupyti pinigai staiga beveik prarado vertę. Tai tarsi šiandien turi pinigų, bet rytoj už juos gali nusipirkti daug mažiau. Ir per kelerius metus hiperinfliacija dar labiau paaštrėjo. Kainams kylant, žmonės vis labiau alksta. Žmonėms vis labiau alkstant, jų pasitikėjimas vyriausybė vis labiau mažėja. Anksčiau Japonijos okupuotose teritorijose kilo dar viena problema. Buvo civilių įtariamų bendradarbiavimų su japonais. Buvo buvusių žemės savininkų, kurie sugrįžo ir reikalavo grąžinti skolas ar sumokėti nuomą. Buvo ir kareivių, kurie rinko maistą, drabužius ir atsargas, nes jų pačių ištekliai buvo labai riboti. Todėl daugeliui paprastų kinų atrodė, kad nebėra saugios pusės. Kai atvyksta Kinijos komunistų partija, žmonės bijo politinių kampanijų ir bausmių. Kai atvyksta KMT, žmonės bijo korupcijos, bado, priverstinio atsargų paėmimo ir pinigų nuvertėjimo. Štai esmė. Karą laimėjo ne tik ginklai ir tankai, didelė jo dalis priklauso nuo to, kuo žmonės labiau tikėjo. Ir kai KMT valdomose vietovėse krizė gilėjo, Kinijos komunistų partijos propaganda lengviau skverbėsi. Daugelis nacionalistų armijos karių buvo labai pavargę. Daugelis jų buvo priversti kariauti. Ne visi norėjo mirti už vyriausybę, kurie jie jau nepasitikėjo. Todėl, kai CCP pasakė, kad jie gali pasiduoti, grįžti namo arba prisijungti prie naujos armijos, daugelis jų paklausė. Tai dar labiau sustiprino komunistų pajėgų įsibėgėjimą. Jie ne tik laimėjo mūšius. Jie taip pat perimdavo priešo karius, ginklus, maistą ir atsargas. 1948-aisiais Mao armija jau nebuvo tik partizanų pajėgos. Jie tapo labiau organizuoti, jų artilerija tapo didesnė. Jie jau galėjo kovoti didelėse operacijose. Ir aiškiausias to įrodymas buvo Huaihai kampanija. Šios kampanijos taikinys buvo Suzhou, labai svarbus geležinkelio mazgas. Tai valdai Suzhou kontroliuoja didelę dalį kariuomenės judėjimo ir tiekimo centrinėje Kinijoje. Kodėl KMT turėjo jį ginti, o CCP užimti? Čia abi pusės sutelkė didžiulį karių skaičių. Tai buvo vienas didžiausių mūšių po Antrojo pasaulinio karo. Iš pradžių KMT vis dar turėjo pranašumą. Jie turėjo šarvuotą techniką, artileriją ir oro paramą. Tačiau jie turėjo problemą, kuri vis kartojosi viso karo metu. Silpna koordinacija, lėti sprendimai, o kai kurie vadai bijojo imtis veiksmų, nes galėjo patekti į pasalą. Po tarpu Kinijos komunistų partija naudojo tą pačią strategiją, kurią jau seniai taikė. Apsupti atskirą dalinį, nukirsti atsitraukimo kelius, neleisti pastiprinimo, o tada išsekinti priešą badu, šalčiu ir nuolatiniu spaudimu. Kuo ilgiau tęsėsi mūšis, tuo blogesnė darėsi KMT karių padėtis. Trūko maisto, trūko atsargų, oras buvo šaltas. Buvo karių, kurie beveik neturėjo ką valgyti. Galiausiai didžioji KMT pajėgų dalis Huaihai mieste žlugo. Šis pralaimėjimas beveik visiškai sunaikino Čiang Kai-šeko viltis išlaikyti žemyninę Kiniją. Tuo metu komunistų pajėgos taip pat puolė šiaurėje. Jų taikiniai buvo teritorijos aplink Pekiną ir Čangdziną, Tiendžinas. KMT gynyba viena po kitos žlugo. Tiendžinas buvo užpūtas ir krito po intensyvių kovų miesto viduje. Po to tapo dar aiškiau, kad nacionalistų vyriausybė nebegali sustabdyti KKP veržimosi į priekį. 1949 m. sausį komunistų pajėgos įžengė į Pekiną. Tai buvo didelis simbolis, tai nebuvo tik paprastas miesto užėmimas. Tai buvo ženklas, kad buvęs priešininkas, kurį KMT anksčiau nuvertino, dabar jau turi galimybę įžengti į vieną svarbiausių Kinijos miestų. Ta patį mėnesį Čiang Kai-šekas atsistatydino iš prezidento pareigų. Tačiau tai nereiškia, kad jis visiškai atsisakė valdžios. Jis vis dar turėjo didelę įtaką kariuomeniai. Jo planas dabar buvo atsitraukti į pietus ir sukurti gynybinę liniją prie Jangdzės upės. Jis tikėjosi, kad komunistų pajėgos bus pavargusios po iš eilės vykusių mūšių. Tačiau Mao nesustojo. Vietoj ilgos pertraukos jis tęsė puolimą. 1949 m. pavasarį komunistų pajėgos perėjo Jangdzės upę. Daugelis KMT dalinių jau nebekovojo rimtai. Kai kurie atsitraukė, kiti pasidavė, dar kiti pabėgo į pietus. Po to krito Nandzinas, buvusi nacionalistinės vyriausybės sostinė.
Po to sekė Šanchajus, svarbiausias Kinijos ekonomikos centras. Kinijos komunistų partija bandė užimti miestą jo visiškai nesunaikindama, nes Šanchajus buvo labai svarbus šalies ekonomikai. Per kelis mėnesius likusi TMT kontrolė žemyne žlugo. O spalio 1 dieną 1949 metų Mao Dzedunas Pekine paskelbė apie Kinijos liaudies Respublikos įkūrimą. Kinijos komunistų partijai tai buvo naujosios Kinijos pradžia. TMT tai buvo jų valdymo žemyne pabaiga. Tačiau čia istorija nesibaigė. Nors Mao Dzedunas jau valdė Pekiną, Nandzingą ir Šanchajų, vis dar buvo viena vieta, kurios jis nekontroliavo. Tai buvo sala kitoje jūros pusėje – Taivanas. Ir ten prasidės kitas didelis įtampos skyrius, kurį iki šiol jaučia visas pasaulis. 1949 metų pabaigoje karo rezultatas jau buvo aiškus. Beveik visa žemyninė Kinija buvo komunistų partijos kontrolėje. Miestai vienas po kito krenta. Likusios KMT pajėgos vienas po kito pasiduoda. Ir kai komunistų pajėgos artėjo, Čiang Kai-šekas buvo priverstas priimti svarbiausią sprendimą savo gyvenime. Jis nebegalėjo apginti žemyninę Kiniją. Likusi jo kariuomenė taip pat nebebuvo pakankama sustabdyti CCP puolimą. Vietoj to, kad liktų ir būtų sučiuptas, jis pasirinko atsitraukti. 1949 metų gruodį kartu su likusia savo vyriausybės dalimi 100 000 karių ir daugybę pabėgėlių jis persikėlė į Taivaną. Tai buvo sala, kuri taps paskutiniąją Kinijos Respublikos tvirtovę. Tačiau tai nebuvo paprastas persikėlimas. Taivanas jau turėjo savo istoriją dar prieš atvykstant Čiang pajėgoms. Nuo 1895 metų šią salą valdė Japonija po pirmojo Kinijos ir Japonijos karo. Beveik 50 metų visa Taivano karta užaugo valdant japonams. Todėl, kai sala po antrojo pasaulinio karo vėl atiteko Kinijos kontroliai, santykiai tarp vietinių gyventojų ir naujosios administracijos iš žemyninės Kinijos iš karto nesusiklostė gerai. Daugelis taivaniečių jautėsi tarsi būtų tiesiog pasikeitę valdovai. Netrukus įsiplėskė įtampa. 1947 metų vasarį įvyko masiniai protestai prieš valdžią. Po to sekė vienas tamsiausių Taivano istorijos laikotarpių. Pasak istorikų, per susidorojimą, kuris vėliau tapo žinomas kaip vasario 28-osios įvykis arba 228 įvykis, žuvo tūkstančiai civilių. Iki šiol tai išlieka vienu svarbiausių istorinių įvykių Taivane. Atvykus pabėgėliams ir kariams iš žemyninės dalies, 1949 metais KMT greitai pavertė salą didžiulę karinę tvirtovę. Jie įrengė gynybinės pozicijas, apmokė karius ir daugelį metų jie vis dar tikėjosi, kad vieną dieną susigrąžins žemyninę Kiniją. Tačiau kitoje jūros pusėje Mao taip pat turėjo savų problemų. Nors jis laimėjo pilietinį karą, Mao dar nebuvo visiškai kontroliavęs visų teritorijų, kurias pretendavo naujoji Kinijos liaudies Respublika. Per ateinančius metus naujoji vyriausybė išplėtė savo kontrolę įvairiuose regionuose, įskaitant Xinjiangą ir Tibetą. Tuo pačiu metu Azijoje pradėjo formuotis nauja šaltojo karo tvarka. Ir čia Taivanas tapo svarbesnis nei anksčiau. Pirmosiomis mėnesiais po Kinijos komunistų partijos pergalės Jungtinės valstijos dar nebuvo tikros, ar rems Taivaną. Iš tiesų, tuo metu prezidento Haris Trumanas administracija buvo pareiškusi, kad nenori tiesiogiai kištis į salos reikalus. Atrodė, kad Taivanas liko vienas. Atrodė, kad niekas nebegali sustabdyti galimos komunistinės Kinijos invazijos. Tačiau viskas pasikeitė 1950 metais. Prasidėjo Korėjos karas. Daugelis pareigūnų Vašingtone staiga patikėjo, kad komunizmo įtaka gali išplisti Rytų Azijoje. Dėl to Jungtinės valstijos nusprendė apsaugoti Taivanį nuo galimos atakos. Vienas svarbiausių žingsnių buvo 7-osios laivyno siuntimas į Taivano sąsiaurį. Tas paprastas sprendimas turėjo milžinišką poveikį istorijai. Dėl Amerikos buvimo Pekinui tapo daug sunkiau surengti didelį puolimą prieš Taivanį. Dėl to abi vyriausybės liko atskirtos. Viena Kinija žemyne ir viena Kinijos Respublika Taivane. Iki šiol vis dar matomas tų įvykių poveikis. Tačiau prieš mums pasiekiant dabartį yra vienas svarbus klausimas. Kodėlgi laimėjo KKP? Kodėl pralaimėjo KMT, nors jie turėjo daugiau karių? Daugiau ginklų ir platesnė kitų šalių parama karo pradžioje. Viena iš didžiausių priežasčių buvo tautos pasitikėjimo nacionalistinė vyriausybė praradimas. Po ilgos kovos su Japonija šalis buvo pavargusi. Pavargę buvo ir kareiviai. Daugelis jų buvo alkani. Daugelis norėjo tiesiog grįžti namo. Kuo ilgiau tęsėsi karas, tuo daugiau buvo dezertyrų, daugiau pasiduodančių ir daugiau pereinančių į Kinijos komunistų partijos pusę.
Tuo pačiu metu kai kuriuose KMT vyriausybės dalyse paaštrėjo korupcijos problema. Ekonomika smuko, prekių kainos išaugo. Paprastiems žmonėms tapo sunku gyventi. Tuo tarpu, nors Kinijos komunistų partijos sistema nebuvo tobula, jie sugebėjo parodyti alternatyvią kryptį daugeliui ūkininkų ir vargingų bendruomenių. Jie įvedė reformas, kurias daugelis kaimo žmonių laikė naudingesnėmis. Kalbant apie kariuomenę, jų vadovavimo struktūra buvo labiau organizuota, koordinacija buvo geresnė, jų ilgalaikis planas buvo aiškesnis. Ir stiprėjant jų kariuomeniai, stiprėjo ir jų gebėjimas vykdyti didelės operacijas. Kita vertus, KMT vėl ir vėl buvo priversti ginti daugybę vietų vienu metu. Jiems pamažu ėmė trūkti žmonių, atsargų ir laiko. Paprastai tariant, tai nebuvo tik karių kova. Tai taip pat buvo sistemų kova, ekonominė kova, vadovavimo kova ir kova dėl paprastų žmonių palaikymo. 1949 metais spalio 1 dieną Mao Dzedunas oficialiai paskelbė Kinijos liaudies respublikos įkūrimą Pekine. Daugeliui tai buvo Kinijos pilietinio karo pabaiga. Tačiau techniškai niekada nebuvo oficialios taikos sutarties tarp abiejų pusių. Nebuvo jokios formalios sutarties, kuri paskelbtų karo pabaigą. Ir būtent dėl šios priežasties Taivano klausimas iki šiol išlieka vienu karščiausių geopolitinių židinių pasaulyje. Įtampa, prasidėjusi 40-aisiais vykusio pilietinio karo metu, iš tikrųjų niekur nedingo. Ji tik pakeitė savo formą. Ir daugiau nei 70 metų vis dar lieka neatsakytas tas pats klausimas. Ar Kinija ir Taivanas vėl taps viena valstybė? Ar jie eis skirtingais keliais dar ateinančius dešimtmečius? Ir kol Kinija toliau stiprėja, o Amerika ir toliau remia Taivaną, lieka atviras skyrius prasidėjęs dar Kinijos pilietinio karo laikais. Karas, kuris ne tik suformavo šiuolaikinę Kiniją, bet ir toliau daro įtaką galios pusiausvyrai visame pasaulyje iki šiol.